turi vat vienus įpročius, ne, ir vieną požiūrį, ir vieną kokybę. Tada gal gali pasižiūrėti į tos tokius, kas yra ten iki kokių, nežinau, iki kokio 80 000, ten yra šita dažniausia, nu čia ta vadinkime Europai, 2025, šita, arba ten Lietuvoje. Čia atsiranda tokios, nu, truputį geriau apmokamos profesijos, ne? Bet tai yra vis tiek vat apie tai, ne? Kai jau atsiranda virš tenais kokio 100 000, ne? Jau tu, nu taip jau per valandų pardavimą gan sunku. Nu, jau tik vienetai, nu, ten visą laiką, aišku, ten atsiranda krepšininkai, futbolistai, žinai, tenisininkai, kurie gal, tipo, bet jau čia atsiranda vienetai, ne? Ir tada tu šitagi nebegali per laiko keitimą į pinigus tą uždirbti, ne? Tu turi sumokėti, žinai, įdarbinti kitų laiką. Nu, nes versle, ką tu pradedi pirkti resursus. Ir tu turi išmokti būti pirkėjas. Ne? Tu tuo, žinai, pirmo etapo, kai tu verslininkas, tu turi išmokti būti geras pardavėjas, ne? O paskui tu turi išmokti būti geras pirkėjas, kad nusipirktum tą, kad tau padaro, ne? Va, tai va čia turbūt ir skiriasi esmė. O paskui, kai atsiranda dar didesnis dalykas, ne? Tu turi išmokti ir būti geras valdytojas, ne? Nes suvaldyti ir ypatingai lūžta ant pinigų srautų nesuvaldymo, ne? Mes turto valdybą einam per pinigų srautų prognozę, ne?